super lėtus lūzerius. Va, gal ką nors kitą. Aš esu Mindaugas, čia yra Greta, Mantas, Agnė, Karolis. Kur? Vėluoja. Nėra, jis gitarą groja. Mes vadinamės grupę Candy Train, saldainių traukinys. O kaip rašos? Candy su vietoj ilgosios gale yra 2 E. Šiandien taisyklingai. Čia originaliai. Aš turėjau tokius triusikus, ten buvo sklaida irgi, jie kiniški ir ten sklaida parašė Candy, tai va čia atsirado tas 2 E ir Train iš Band Name Generator atsirado. Ką? Tikrai žmonėm, patiems klausytojams, būtų daug paprasčiau, jeigu mes grotumėm kažkokį tai vieną konkretų žanrą ir tada visi tie žanro gerbėjai iš karto taptų mūsų gerbėjais. O kadangi mes grojam iš karto 30 žanrų, tai taip pat ir mėtosi žmonės. Nu, vienas gabalas gal ir nieko, bet tie kiti tai kažkoks pravalas. Taip daryti reikia, nes tai neįdomu vieną žanrą groti. Labai natūraliai kažkaip gavos, pačiam nesunku sudėlioti vietas, bet taip pradėjau kažkaip daužyti stalus, tiesiog pradėjo noras kilt. Net ne tai, kad oi noriu, bet fiziškai tiesiog rankos pradėjo judėti, baldau stalus kokių pusę metų, kol klasiokai visi išprotėjo. Išprašiau mamos, kad nupirktų drumsetą. Pigiausiai nupirko, aš su juo dar iki dabar groju. Susitikau Minedą ir mes kartu augdami mokėmės. Jisai lygiai toks pat buvo pradintis kaip aš, bet kažkaip mentalitetas labai jautėsi, kad sutapo nuo pat pradžių. Tai žygis suderino, kad davai susitinkam mes, aš, Minedas ir dar toks buvo Ugnius pačioj pradžioj. 3 pagrot, kad jau turėčiau su kažkuo bent pagrot. Tai mes su jais grojam, sugalvojom, kad reikia padaryti dorsų coverį. Reikia, kad kažkas klepų pagrotų. Minedas pakvietė Gretą, kad, jinai jo klasiokė. Tai jinai ten turėjo vos ne vienam gabalui pabūt, bet kažkaip užsiliko, mes dar tų coverių bandėm mokintis ir taip toliau. Tada sugalvojom, kad reikia, kad kažkas padainuotų. Man lyg ir sesė dainuoja karts nuo karto, ką žinau, pasislėpus. Jinai dar taip labai nedrasi buvo ir taip toliau. Nu, aš taip pasiūliau. Kažkaip ambicingai jaučiausi, nes ką žinau, mes čia mažvaikiai tokie palyginus jie, dar ypač tada. Bet sutiko ir grojom ir kažkaip gal ten kokį pusmetį grojom, paskui neišėjo, paskui atėjo, ten bardakas buvo 2 metus. Bet jo, galų gale viskas susistatė, čia dabar nuo pradžių, kaip nuo pradžių buvo, dabar toks astas realiai yra, tik dabar Bržinskas. Aš iš tikrųjų būgnininkų save laikyčiau, gal bent 2 vietoj. Man daug įdomiau kompozicija ir taip toliau, o būgnininkų puikių yra milijonai. Dabar jau tas, kad gerai groji, mažai ką reiškia.
Reikia ir galvą gerą turėti. Sveiki, aš esu Greta, groju klavišiniais, bandau efektukų ten pridėti, nežinau, ar pavyksta, gal kartais. Tai va, groju nuo pat pradžių, jau šitos grupės kūrimo. Turėjau mokytą, kuri labai rėkė, norėjau išeiti. Tada perėjau kitą muzikalkę pas mokytą, kuri labai buvo faina. Tai labai ir įkvėpė tęstis. Atrodė muzikalkai, kad viską, ką pats darai, tai nesąmonė, šūdas ir nieko negalima daryti, nes reikia groti taip, kaip ten parašyta. Tai va. O dabar pasikeitė, jo, painiau, laisviau. Čia mano antras klepas, turėjau iš pradžių Yamaha, tokią mažą, o čia jau rimtas, su juo išmokau groti normaliai, grupiai. Va, mano etatinis garselis. Groti artimiausiu metu važiuojam į Estiją groti festivalį. Tai gal labiausiai norėtumėm išvažiuoti į užsienį pagroti, truputėlį pasirodyti kitiem, pamatyti kitų scenų, kaip viskas vyksta ir kaip mus priima. Aš esu Mindaugas Minėdas Barse, aš groju bosu ir kartais žaidžiu su efektais, visokiais. Čia buvo juokinga istorija, aš turėjau gitarą, kaip visi, manau, kad yra labai kietai, bet man vis dėlto buvo per daug stygų, nesusigraibau visiškai. Ir tada nebuvo ką veikti, sėdėjau kaime, buvo Scorpions kompaktas, Greatest Hits. Klausiau aš tą kompaktą, ten aišku buvo ir tas žymusis Wind of Changes ir viską. Ir klausiau ir galvoju, ko čia fainai būtų groti. Tipo, gitarą žinau, kad nepavyks dainuoti, tai nebuvo jau toks naivus. Ir tada liko būgnai ir bosas. Tai pasirinkau bosą, nes galima taškytis, o ten prie būgnų sėdi visą laiką. Tai atrodė neįdomu. Tai va, ir that's it, ir paskui, nu, jo, o šiaip, kad reikia imti ir groti pradėti, tai įkvėpia punkrokas, nes aš visą laiką anksčiau maniau, kad va čia muzikantas, jeigu nori būti muzikantas, tai reikia pabaigti muzikos akademiją, kaip minimum Grodelką, ir tada galėjai groti į Metropolį, toks čia restoranas, Kaune, atsimenat, arba į Kaunas Jazz. Tai va, nu, tada išsirinkau, kad su Scorpionsu pagalba, kad man reikia groti bosu, ir ten va graibiau visokius, nu, ne moteris, bet, taip prasme, ieškojau, va čia žmonių, su kuriais čia būtų galima pagroti, panašus, nemokšas būtų kaip aš. Tai, nu, bet paskui taip vis, taip gavosi, kad atsirado visi ten už mane geriau mokėjo groti, tai man teko vytis. Nu, gal kažkaip čia sekasi vytis. Tu moki naudotis instrumentais ir žinai muzikos teorijos bent lašą, tai tu gali savo idėjas lengviau įgyvendinti. Ir greičiau gausis geresnis rezultatas. Bet kartais gali ir pakenkti, jeigu turėsi labai daug informacijos ir norėsi viską iškart daryti, tai nepadarysi nieko. Na, labiau viskas nuo tavo paties galvos priklauso. Aš esu Agnė, dainuoju grupėje ir groju truputį su klavišais, vienais iš dviejų. Atėjau į grupę, nes mane pakvietė mano brolis, kuris groja ant būgnų. Aš visą gyvenimą svajojau dainuoti, visą laiką norėjau nuo mažumės, maždaug nuo kokių 10 metų.
stovėdavau priešais veidrodį ir beždžioniukų diskoteką darydavau ir dainuodavau Tune Limited gabalus visus mokėjau. Tai va, mano čia buvo, kaip sakant, gyvenimo tikslas ir jis pats savaime išsipildė netikėtai. Mano įkvėpėjai yra įvairios užsienio žvaigždės ir dažniausiai jos jau būna vyresnio amžiaus. Mokausi iš žmonių, kurie jau turi patirties ir žiūriu, kaip jie elgiasi ant scenos ir ką jie daro ir kaip jie dainuoja. Tad kai labai nedaug žmonių iš vis klauso, kas būna dainuojama anglų kalba. Klauso labai daug užsienietiškos muzikos, labai daug vakarietiškos muzikos ir jinai visa yra angliškai, bet ką ten dainuoja, tai niekas nesigilina. Ar ten teisingai sudėlioti sakiniai, pavyzdžiui, nieks nežino. Ten gali būti iš vis labai baisios istorijos. Bet aš norėčiau, kad nors aš tikrai nesu prieš, man žiauriai patiktų, jeigu aš varyčiau lietuvių kalbą. Groju grupėj Candy Train ir groju tenais gitarą jau gal 2-3 metų. Mano pradžia buvo ganėtinai ankstyvoj paauglystėj, gal 12 metų pradėjau. Viskas prasidėjo, man tėvas, man atrodo, pirmus akordus parodė ir tiesiog pajutau tokį nenuvaldomą potraukį tam instrumentui ir šiaip muzikai. Ir galiausiai, kaip dažniausiai būna vaikai, kad pasiduoda po kelių mėnesių grojimo, man kažkaip tai tie sunkumai kaip tik buvo kaip stimulas toliau tęsti veiklą. Man tai yra neatsiejama gyvenimo dalis, kartais, aš nežinau, dar niekad nebuvo atsibodę groti ar kažką tai daryti. Aš galiu bet ką groti, vis tiek bus smagu. Gal pats procesas, ten maigymas, tų natų ar panašiai, net nežinau. Tiesiog atrodo toks beribis laukas, kuris belia kaip platus. Klausau daug sunkios muzikos vis dėlto, nes mano aktyvumas tas toksai kultūrinis nuo to prasidėjo, tad kartais reikia prisiminti šaknis, kad išlikti kažkom, tai prisiminti, kas suformavo mane. Tai man muzika patinka įvairi, bet aš stengiuosi, kad grupė turėtų tokią specifiką, kad iš pirmo bito galėtum jau žinoti, kas tenais groja. Aš manau, kad Candy Train labai gerą stažą palaiko tam lauke, nes mes ir daug koncertuojam ir pas mus gabalai įdomus ir vienu žodžiu nesistengiam kažkokias klišes taikytis, negalvojam, kad oi čia blogai ar panašiai. Tai visas tas reikalas sueina į vieną tokį nešulį, kuris galiausiai turi praeiti kažkokį filtrą. Ir tada susiformuoja ta specifika grupės. Visą laiką labai smagu groti Studio 9 Vilniuje, nes ten puikus garsas.
Tamstai irgi, aišku, geras garsas. Bet tokie, nu, žodžiu, kur geras garsas, ten gerai groti. O geriausi koncertai, manau, buvo tokie jau, nu, va, tai LRT Opus gimtadienyje ten, kur televizijos tiesioginis eteris buvo daug jaudulio, bet pačiupinom, ką reiškia. Kiti dar rado laiko pasiparint, kad tik 2 gabalus grojam. Mes tai galvojam, bent tos 2 atgrojam šaiką. Mūsų idėja yra tai, kad mes nuoširdžiai grojam ir išreiškiam tai, kas tvyro kambaryje, kai mes susirenkam.